Brangus bičiuliai ir draugai, tai kaip jūs matote, šiandien mes seserys esame Šiluvoje ir šiandien yra ypatinga diena. Tai visų pirma 31 metai nuo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankimo Šiluvoje, o ypač šiandien mes norime pasveikinti Marijos radijo savanorius, kurie švenčia 20 metų savanorystės jubiliejų. Tai šties yra taip pat ir Utenoje Marijos radijo savanorių. Ir dėkojame jums, kad jūs iš įvairių Lietuvos kraštelių, neatsižvelgdami į oro sąlygas, į savo negalės, į įvairius nepatogumus, jūs savanoriaujate ir ieškote būdų, kad Dievo žodžio žinia pasklistų po įvairius Lietuvos kraštelius ir kampelius. Tai dėkoju jums už tai, kad jūs būnate prie šventovių durų, labai nuolankiai laukiate žmonių dosnumo ir gerumo, kad Marijos radijas galėtų išsilaikyti. Tai dar kartą sveikiname jūs su šią savanorystę, šiuo jubiliejumi. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų misiją. Te viešpats jūs laimina, mergelė Marija užtarė, Jonas Paulius ir jo užsidegimas jūs lydi. O mes, seserys, šiandien mišių intenciją taip pat melsimės už jūs. Būkite palaiminti ir kuo nuoširdžiausi linkėjimai iš Šiluvos. Ypač šitą apie apreiškimą dokumentą, kuris mums labai svarbus. Palaimus.